atskiro šamoto pirkti specialiai. Aš jo nigdį nenaudoju, aš jų, ko žinau, kas tik per vieną. Aha, mačiau, kad yra galima užsakyti. Sakyti yra galima, bet aš jų niekada nedarau, kiti daro, bet jis reikia jį per 2 valandas sumūryti, kiek susmaišai, kad jo be jo kokybė, o čia gali viską ir ilgiau, man pakaina, kiek darau, aš tai geriausiai. Tai kiek į to molio dedat smėlio? 1:3 santykis. 1 molio ir 3 smėlio? Ar atvirkščiai? Taip. Neleiskė jai. Riedaro tai per daug. Reiškia, kaip čia jau pasakyti. Kad tiksliai. Jei kelnė molio, tai 3 kelnės, netgi gali būti 4 kelnės smėlio. Ir čia viskas, daugiau nieko nesideda. Tai čia šamotui. Viskam. Viskam. Ir išorai ir... Supratau. Viskam. Jis nuskris. O tik koridų kartais dar žinot, gabalukus atkris, nenusgaskit nieko. Žiūrėk. Dar biskit, mesk. Gerai. Viskas, einu su plaku. Einu ant šonų, šitų dar numūrysiu. Prieki 25, 37. Ir kūrenama tik 2 malkytės, 2-3. Ne, tai paskiau pilnų šitų. Pridėsit pilną. Taip. Pilną pridėsit ir kūrensit, pilnumon pilną. Aišku. Ir vienas iškūrenimas. Ir tada vyks kepimas, kaip išdžiovytas jis bus. O pradžioj, kaip sakė, tai truputį ten kelias pradedi nuo biškį. Tai 6, kokie 6, tai 7 pagalukus inmetiai. Va, užkursim pradžiom, pastatysiu kaminą. Taip. O žiemą irgi, kad nesuskiltų, irgi pradėti. Tai žiemą, jei šalčiai, tai geriau. Ką, žinau, galit, bet reikia palaipsniui įsinkurt. Pabiškiuką. Inkuryt, o tada, jei žiemą jau norit kepti, tada možna prikūrenti ir kepti. Bet tai čia dabar tada, reiškia, jeigu tiek malkų pilna prikursi, tai kur aš tada sustumsiu tuos visus žarijas? Sudegs viskas. Viskas sudegs? Viskas sudegs, lik tokius mažai žarijų pabus, dar čiut palauksit ir tik pelenai kraštus, įsamt, jei per daug, žiūrint, ką kepsit. Aha. Jei bandas ant lakšto, tai reikia įsemti iš vis ir šlapiu šluoto iššluoti. Šlapiu. Bandas ant lakšto, čia kur jie kepa dzūkai tas bandas, Taip, ne tokias. Net neragavus dar, žinokit, jų. Tai va, ir blogai. Va. Duok man iš čia vidai. Pažiūrėsim, man atrodo, dar reiks išimti. Bet dar negarantuotas. Dėl aukščio? Čia dėl aukščio, dėl visko man turi suvėjimai būti. Aš trukdau jums turbūt. Nieko dar netrukdau. O dar palauk, einu ant pusės. Paskina, įdomu viskas. O čia jau daug molio to nebededat. Ne. Čia nereikia tiek, ar ne? Čia pagrindas, kad apačia būtų be molio. Viršus gali būti su moliu, bet apačia. Taip, pastebiu, kad šamotas visur mažai čia. Jo, teisingai pastebit. Labai teisingai. Tai gerai, ačiū, tada nebetrukdau turbūt vėl. Ojoj, pečius bus. Lauk, kelnį padūkinit. Aš paduosiu vidų. Ne. Irgi čia nedidelį tarpiukai, taip pat dėjot viską, tos kedrites. Čia kaip kur ir ne, tas... Ai, tai va čia tarpas, projėjais tas liuktai tiek vadiname, ne? Taip. Čia jau tada užsidengs. Taip, čia va eis ugnis šitų arkų. O tai šamotas dar eis va čia virš to irgi, nes čia karštis bus.
Taip, čia. Matai, kaip įdomiai. Ir eis valiepsna per tą visą. Nu ir čia va suksis inkam. Vau, dabar supratau, dabar matau gitarpą. Pirmai nemačiau. Aha, tai o. Nematau. Nieko, matysit viskų. Oi, kaip įdomu. A toliau dar tie metaliukai eis irgi iki viršaus, ar jau viskas eis? Tai va, šitai, nu čia dar prieki, kur pagrindinė temperatūra. Ir skirtumai viskas, kad čia daugiau patvirtinti. Taip. Aišku. Nu ir aš jau biškį suprast pradėjau. Viską įdėmiai, filmuoja. Lietuvos istorijai dabar. Ai bus Lietuvos istorijai, nu tai, kaip sako, dėsim dratus, vainikuosim Kaip čia, dratai, kas čia vyksta? o toliau dėsim Tinkliukas irgi tvirtinama. Tie aplinkui, tai čia priekį tiem deda. Tak, sims. Gerai, arka išai labai, tiesiog puikiai. Puiku. Paskiau, ką padarysiu durukės, tai pamatysit, parodysiu. Tai aš manau, kad tik gerai pas jūs gaunasi viskas. Samotas. Taip, šamotas. Nes čia liepsna, karštis. Taip, aklinai. O paskui čia ką viską uždengsiu, tada vainikuoju ir užpilu, užpratazinu. Padarau šitą viršų uždengimą. Fantastika. Nu va, tai suvedžiu aibė. Va, čia užlipkit ant šito suoliuko. Va, iš ty pareisinčia, o čia va, šito vieton kaminas bus. Kaip įdomiai, va, pažiūrėk. Tai padarėt jau tuos tarpus, sakiau, rodykit, kada jie bus. Tai gatavas, va, Jau padaryti. čia taip išvedama, aišku. Čia 3 liuptais paeis, čia va, kad posūkis, dūmas neskabyt ir į kaminą Aišku. įneit. Čia eis liepsna ar dūmas, kas čia eis? Viskai ugniesiais. Ir Bet kad tai nieko šildyt- baisaus, ar ne? Ne, čia. O čia paskiau uždengsim šitą viską. Taip, supratau. O čia šitas, kad šildyti šitą arką, jums kepimas geresnis būtų. Oi, fantastika. Nu, retai, jau net plytos. Padarytas iš dūšios. Ai, dabar ilgumon, tada uždengia tą, taip, čia apsiskaičiuoja viską. O jūs brėžinis iš anksto darėtės, ar tik jau dirbant viską matuojat? Gyvenime brėžinių nedalit. Pas mane daug kas klausia. Su brėžiniais atskaitautinis nedarbininkas. Nu, kur stato dangoraižius, teisingai. Ten reikia. Jo, čia va ertimės visos. Taip. Bet tai labai pataikėt apsiskaičiuoti viską kažkaip. Tas dydis buvo geras. Nereikėjo nieko, kaip tik po vieną antrą plytą. Ir čia, ate. Suprantat? Aš tam gimęs. Tai va.